Sveiki. Iškilmingai pranešu. Viskas. Baltikum ir Cartoon Network vaikų piešinių konkursas jau baigėsi. Beliko pati smagiausia dalis – apdovanoti laiminguosius ir atsisveikinti su visais dalyvavusiais. Visą gegužės mėnesį vaikai iš visos Lietuvos piešė savo įsivaizduojamą kelionę į stebuklingą Cartoon Network šalį, rašė prašymus ir registravo savo kūrinius Baltikum internetinėje svetainėje. Per mėnesį sulaukta net 290 darbelių, kurie dėl dviračio, planšetinio kompiuterio ir kitų dovanų varžėsi 3 amžiaus grupėse. Mažiausiųjų 6 metų ir jaunesniųjų kategorijoje konkurso komisija išskyrė Guostę Matulytę ir Eveliną Skvarčinskaitę. Ką nupiešiai? Tėtį, babulę, sesę ir dar brolį. Įnirtinga kova vyko daugiausiai dalyvių sulaukusioje 7-mečių 10-mečių grupėje. Gausybė ryškių išbaigtų šios grupės darbelių tapo nemenkų iššūkių komisijai. Čia pirmoji vieta atiteko Pijui Jokubaičiui. Pijau, papasakok, ką nupiešiai? Aš nupiešiau visus herojus. Trečiosios vyriausiųjų grupės laimėtoja Dovilė Mikniūtė, kuriai vos per plauką nusileido Ernestas Damanskis. Aš norėjau pavaizduoti didžiausią pasaulyje vakarėlį su Cartoon Network herojais. Visą mėnesį Facebook socialinio tinklo dalyviai galėjo balsuoti už konkursantų piešinius. Daugiausiai balsų surinkusi Aistė Ašmontaitė apdovanota planšetiniu kompiuteriu. Dar net 80 dalyvių mes apdovanosime firminėmis Baltikum ir Cartoon Network dovanomis. Na, o visiems kitiems siunčiame šilčiausius apkabinimus ir nuoširdžius bučkius už jūsų svajones. Ar labai ilgai piešiai? Gal pusę mėnesio. Pusę mėnesio tau užtruko piešti? Bet pastangos buvo to vertas, ar ne? Tikriausiai. Taigi, vaikai, ar per šį konkursą išmokote ko nors naujo? O aš prisiminiau 3 gerus senus dalykus. Pirma, kad didžiausias džiaugsmas yra dalintis ir dovanoti. Antra, kad svajonės kartais, kad ir kokios neįtikėtinos bebūtų, tiesiog ima ir išsipildo. Na ir trečia, kartais, kai kažko labai nori, reikia tiesiog siekti to, net jeigu iš pirmo karto ir nepasiseka. Taigi, svajokite, būkite kūrybingi ir aukite dideli. Iki pasimatymo.